Patogiai atsigulkite, užsimerkite, leiskite savo kūnui tapti sunkiam. Pajuskite, kaip kiekvienas raumuo nuo kaktos iki pat kojų pirštų galiukų visiškai atsipalaiduoja. Šį laiką mes keliausime per jūsų vidinę vaivorykštę, suderinsime energetinius centrus, kad jūsų siela vėl skambėtų harmoningai. Įkvepiam šviesą, iškvepiam viską, kas sena, nereikalinga. Įkvepiam šviesą, iškvepiam slogias mintis, senas energijas. Šaknies čakra, muladhara, raudona spalva. Nukreipkite dėmesį į stuburo apačią, pamatykite ten gilią, sodrią, raudoną šviesą. Tai jūsų ryšys su motina žeme. Pajuskite, kaip iš jūsų stuburo auga šaknys gilyn į žemę. Sakykite sau, aš esu saugus, aš esu čia, aš turiu teisę būti. Pajuskite stabilumą ir ramybę. Jauskite čakrą, matykite raudoną spalvą ir mintyse kartokit. Mano muladhara čakra pilnai sveika, energinga ir harmoninga. Mano muladhara čakra pilnai sveika, energinga ir harmoninga. Mano muladhara čakra pilnai sveika, energinga ir harmoninga. Dabar tiesiog laikykite dėmesį. Leiskite šiam energetiniam centrui valytis, gydytis, susibalansuoti ir atsiskleisti, aktyvuotis, sustiprėti. Pajauskit stuburo apačią. Ir keliaukim aukštyn prie antrosios sakralinės čakros, svadiskanos, oranžinė spalva. Keliamės į sritį žemiau bambos. Čia pradeda šviesti šilta,
pulsuojanti oranžinė ugnis. Tai jūsų kūryba, malonumas ir emocijos. Leiskite šiai šviesai tekėti kaip šiltam vandeniui. Pasakykite sau, aš leidžiu sau jausti, aš esu kūrybingas ir vertas malonumo. Mano svadhisthana čakra pilnai sveika, energinga ir harmoninga. Mano svadhisthana čakra pilnai sveika, energinga ir harmoninga. Mano svadhisthana čakra pilnai sveika, energinga ir harmoninga. Ir keliaujame prie saulės rezginio čakros, geltonosios manipūra čakros. ją matykime, jauskime kaip saulę, saulės šviesą mūsų pilve. Sustokime virš bambos. Čia šviečia jūsų vidinė saulė, ryški, geltona spalva. Tai jūsų galia, valia ir pasitikėjimas, džiaugsmas, energija. Pajuskite, kaip ši saulė degina visas jūsų baimės ir abejonės. Sakykite sau, aš esu galingas, aš pasitikiu savimi, mano valia stipri. Mano manipūra čakra pilnai sveika, energinga ir harmoninga. Mano manipūra čakra pilnai sveika, energinga ir harmoninga. Mano manipūra čakra pilnai sveika, energinga ir harmoninga. Jauskim, kaip šis centras aktyvuojasi, šviečia, geltona spalva ir palengva kylame aukščiau, kylame iki širdies čakros, anahatos, krūtinės centre, žalia spalva. Pamatykite šią švelnią, gydančią žalią šviesą. Tai meilės šventovė. Pajuskite, kaip širdis atsiveria kaip rožės žiedas. Iškvėpkite nuoskaudas. Įkvėpkite priėmimą. Sakykite sau, aš esu meilė. Aš atleidžiu sau ir kitiems. Mano širdis atvira. Mano anahata čakra pilnai sveika, energinga ir harmoninga. Mano anahata čakra pilnai sveika, energinga ir harmoninga. Mano anahata čakra pilnai sveika, energinga ir harmoninga. Jaučiam, matom žalią spalvą, jaučiam šilumą krūtinės centre. Kaip ten aktyvuojasi mūsų ketvirtasis energetinis centras.
ir kylame dar aukščiau. Dėmesys į gerklę, gerklės čakrą, višudhą, žydra spalva. Čia šviečia giedro dangaus žydrumo šviesa. Tai jūsų tiesa ir saviraiška. Nuplaukite visus neištartus žodžius, visus reikia, privalau. Sakykite savo, aš kalbu savo tiesą, mano balsas svarbus, aš išreiškiu save laisvai. Mano višudhą čakra pilnai sveika, energinga ir harmoninga. Mano višudhą čakra pilnai sveika, energinga ir harmoninga. Mano višudhą čakra pilnai sveika, energinga, harmoninga. Jaučiam, matom žydrą spalvą gerklės centre. Ir aktyvuojasi šis centras. Kylame palengva į šeštąjį centrą, trečiosios akies čakrą. Ačna, indigo spalva arba tamsiai mėlyna. Kaktos centras tarp antakių. Pamatykite ten gilią indigo spalvos šviesą, tarsi naktinį dangų. Tai jūsų intuicija ir matymas. Pajuskite, kaip atsiveria vidinis žinojimas. Sakykite savo, aš matau tiesą. Aš pasitikiu savo intuiciją. Viskas yra aišku. Mano ačna čakra pilnai sveika, energinga ir harmoninga. Mano ačna čakra pilnai sveika, energinga ir harmoninga. Mano ačna čakra pilnai sveika, energinga ir harmoninga. Ir matom, kaip šis centras sukasi pagal laikrodžio rodyklę, įsisuka, aktyvuojasi, stiprėja, šviečia tamsiai mėlyna spalva. Galim net pajusti pulsaciją ir bendrai visus energetinius centrus. Ir keliaujame prie septintojo karūnos čakros, sahasraros. Septintasis centras, violetinė arba balta spalva. Mūsų viršugalvis. Pamatykite, kaip čia išsiskleidžia tūkstantlapio lotoso žiedas, šviečiantis violetinę arba tyra balta šviesa, taip kaip jums matosi, kaip jums jaučiasi. Tai jūsų ryšys su visata, su dieviškumu. Sakykite savo, aš esu vienis su viskuo, kas yra. Aš esu šviesa. Mano sahasrara čakra pilnai sveika, energinga ir harmoninga. Mano sahasrara čakra pilnai sveika, energinga ir harmoninga. Mano sahasrara čakra pilnai sveika, energinga ir harmoninga. Ir matom, jaučiam violetinę arba baltą krištolinę spalvą mūsų viršugalvyje. Tarsi karūna ant savo galvos. Jaučiam stiprybę. Pamatom save tarsi iš šono. Visus energetinius centrus, kaip jie gražiai šviečia. Pamatykite visas šias spalvas vienu metu. Jos susilieja nuostabų šviesos stulpą, einantį per visą jūsų kūną. Kaip vaivorykštė, krištolinė, violetinė,
tamsiai mėlyna, indigo, žydra, žalia, geltona kaip saulė, oranžinė, raudona. Ir galbūt dar pasimatys pėdų čakros ruda spalva. Jau čia matom visą savo kūną ir visus kitus subtiliuosius kūnus. Matom nuostabų šviesos stulpą, tarsi vaivorykštė. Nuo šaknų iki pat dangaus. O dabar pamatykite auksinį spindulį virš jūsų galvos ir jisai leidžiasi žemyn jūsų stuburu per visus energetinius centrus ir žemyn per kojas. Pasiekia žemę ir skverbiasi į ją. Šis auksinis stulpas tarsi dušas plauna nuolatos jos. Iš kairės pamatykime mėlyną spalvą, kuri visą kairę kūno pusę užlieja mėlyna spalva, o dešinėje rožinė spalva. Rožinė spalva užlieja visą dešinę kūno pusę. Ir dabar vienu metu pamatome visas šias tris spalvas, auksinę per vidurį, auksinę šviesą, mėlyną kairėje, rožinė dešinėje ir jos vienu metu leidžiasi žemyn per visą kūną, tarsi priglostė liepsna. Ir susilieja į vieną spalvą. Jūs šviečiate, jūs pilnas, gyvybingas ir energingas, harmoningas. Jauskite, kaip energija laisvai teka aukštyn ir žemyn, tiek dieviška, tiek žemės. Jūs esate subalansuoti, jūs esate vientisi, jūs esate švytintis. Leiskite savo pabūti tame. Kai būsit pasiruošę, bet neskubant, lėtai pradėkite grįžti. Pajuskite savo kūno ribas. Nusišypsokite savo, padėkokite savo gražiai sielai už šią kelionę. Pasidžiaukite rezultatais. Ir kai pajusite, kad laikas, lėtai, švelniai atsimerkite. Nepamirškite išgerti stiklinę vandens. Tai padeda įsižeminti ir nuplauti pajudintas energijas. Ir po šio energetinių centrų balansavimo savaitę į priekį, kiekvieną dieną skirkime šiek tiek laiko kiekvienai konkrečiai čakrai, kad užtvirtintumėme rezultatą. Pirmąją dieną šaknys, pirmasis centras,
Pasivaikščiokite basomis, jei įmanoma, arba tiesiog 5 minutes pastovėkite tvirtai prispaudę pėdas prie žemės. Antrąją dieną. Antrasis centras. Padarykite ką nors kūrybiško arba tai, kas jums teikia gryną malonumą. Skani arbata, vonia, šokis, daina. Trečioji diena. Saulės rezginys. Pasakykite sau, ne, ten, kur anksčiau bijojote, nubrėžti ribą, pajuskite savo galią. Ketvirtoji diena. Širdis. Parašykite trumpą padėkos laišką arba žinutę žmogui, kuriam seniai norėjote padėkoti, arba pačiam sau. 5 diena. Gerklė. Sudainuokite dainą arba tiesiog išsakykite garsiai tai, ką ilgai laikėte viduje. Galite tai padaryti ir būdamas vienas, viena, nebūtinai kitam asmeniui. 6 diena. Trečioji akis. Ryte užsirašykite savo sapnus arba tiesiog 10 minučių pabūkite visiškoje tyloje, stebėdami savo mintis. Ir 7 diena. Karūna. Pabūkite gamtoje ir pajuskite, kad esate dalis kažko didingo, visatos kūrinys. Sėkmės jūsų vidinėme darbe su savimi. Išlikime šviesoj kiekvieną dieną.